vakaras ir rytas. 4 diena. Sveiki, draugai, sveiki belaukiantis, kurie laukiate 19 valandos. Kaip smagu iš tikrųjų būtų susitikti iš tikrųjų tiesioginiame eterį. Nes dabar matau, kad daugelis jūsų peržiūrite vėliau įrašą ir nieko tokio. O aš savo ruoštų, iš tikrųjų, kas mane pažįstate, žinote, kad man yra įdėta būtent Kristaus mokinių medija, Dievo skelbimas per medijos priemonės, šiam atveju per TV. Ir man kiekvieną kartą yra iš tikrųjų puikiai treniruotė, lavinti savo bendravimo, kalbos įgūdžius. Be abejo, taip pat rašykite savo komentarus apie viską ir YouTube platformoje, dabar mes transliuojame šį kartą ir YouTube, ir Facebook platformoje, Tikiu TV paskyroje. Rašykite komentarus, visus pastebėjimus, tai iš tikrųjų ugdo. Išmintis gimsta pasitarime. Ar padrąsinimą, ar kažkokią tai pastabą, kuom galėtų Tikiu TV kanalas pasitemti. Taigi, prisimenant vakar, kas žiūrėjote mūsų vakar arba vakarykštę laidą, tenais kalbėjome apie mūsų laisvę, kalbėjome apie džiaugsmą, apie Dievo meilę iš tikrųjų, apie tą Dievo valią, kuri yra mums. Ir aš pasiūliau mums pabandyti tas 5 minutės, tikrai pabūti danguje. Tai yra pabandyti įeiti į tokią būseną, kai niekas mūsų neslegia. Ir būtent Kristaus mokinių tikslas ir būtų toksai. Jeigu mes prisiminsime Dievo žodį, Naujojo testamentą, ką mus mokina? Mus mokina numirti mūsų kūnams, mus mokina numirti mūsų geismams, kurie gimdo nuodėmę, kurie mums uždaro amžinybę. Tie mūsų geismai, kurie yra mūsų viduje, tie visi mintys, poreikiai, kankinantis mus, jie ir atskiria mus iš tikrųjų nuo Dievo, įtraukdami ir pasiūlydami mums savąjį teisumą, tenkinti savo norus, būti valdžioje, turėti kažką tai. Ir išmintis iš tikrųjų ir yra, beje, Tėvo žodyje marinti tos kūnus, bet ar tai yra blogai? Kita vertus, žmogus pirmą kartą išgirdęs Evangeliją ir Dievo žodį pasakys, o ne, aš negaliu marinti, kaip aš dabar negersiu kavos. O kas tau sakė, kad tu negali gerti kavos? Yra daugelį kitų dalykų, bet tokių visokių kavų ir taip toliau, ką mums dėrėtų iš tikrųjų marinti. Mums iš tikrųjų dėrėtų marinti tai, kas mums sukelia blogus jausmus, kas mums neduoda gyventi, kas pastoviai mums kabo kaip Damoklo kardas kiekvieną dieną. Tai yra tie mūsų rūpesčiai. Jėzus numirė, Dievas taip pamilo pasaulį, meilė tai yra daryti gerą, tai reiškia duoti, išlaisvinti, išgelbėti, patarnauti, kad oponentui būtų gera. Taigi aš kalbu apie tai, Tikiu TV viena iš tokių misijų ir yra padėti mums pakeisti mąstymą, kad mes neverti iš tiesų tos skausmo ir kančios. Ir kad tie visi dalykai, ką sako Dievo žodis, jie mūsų neįkiša į kažkokią kančią ir neriboja, o atvirkščiai išlaisvina. Ir aš kalbėsiu apie tai daug ir raginu jūs taip pat mąstyti apie tai, kad mūsų ateitis, Kristaus mokinių ateitis, iš tikrųjų yra su viltimi. Su viltimi ir kitaip būti negali.
Paulius kartoja visą laiką, paklausykite, džiaukitės viešpatyje, visuomet. Ir net nepradėjęs kito sakinio, jis vėl sako ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų romumas te būna žinomas visiems, viešpats arti. Ir jūs dažnai tai girdėsite Tikiu TV kanale. Mes kalbėsime ir kalbėsime, tol, kol išklausimo tikėjimas ateis į širdį. Ir ne tik kalbėsime, bet po savaitės svečio rubrikėlės mes pasikalbėsime galbūt ir praktiškai, kaip mes galėtume šiek tiek priartėti prie tos laisvės, pasikalbėti apie tam tikrus dalykus, kurių galbūt norėtume atsikratyti. Kaip aš pasiūliau vakar 5 minutės, pabūkite visiškai laisvas. Nežinau, kaip jūs sureagavote į tai, ar pabandėte, parašykite komentaruose, gal kas nors ir pabandėte. Ir kaip jūs jautėtės, kokia atmosfera buvo širdyje, ar pavyko. Ir tada apie tai mes pakalbėsime daugiau po rubrikėlės savaitės svečias. Tad kviečiu pasižiūrėti rubrikėlę savaitės svečias su Audriumi Putvinsku šiandien ir tikrai bus įdomu. Sveiki, Tikiu TV draugai ir su jumis vėl 2 laisvi žmonės, kurie labai drąsiai ir aiškiai priemame savo laisvę kaip savo tapatybę amžinybėje, danguje. Tai pasikalbėkime toliau, Audriau, ir aš norėčiau paliesti temą. Tema iš tikrųjų tos laisvės tema. Mes su Audriumi kažkaip taip išėjo, kad vienu metu, išdrįsiu pasakyti, kad pagaliau priėmėme Evangeliją tikrą. Aš tikrai taip, mes paklausim Audriaus vėliau. Ir aš taip, nes būtent prieš 4 metus aš išgirdau žinią apie besąlygišką Dievo meilę. Aš negaliu tylėti, gal aš kartojuosi, jūs jau girdėjote tai, bet visgi dar pasakysiu ir galbūt dar sakysiu ir dar sakysiu. Nes tai tikras gyvenimas, tai yra tikras džiaugsmas, tai yra tikra laisvė nuo viso to, kur aš buvau tą begalės 25 metus ar kiek, nežinau, man tai buvo begalė to skausmingo, pasakyčiau, tuščio religinio gyvenimo su Dievu. Buvo tikėjimas be tikėjimo. Tokia yra tiesa. Ir prieš 4 metus aš išgirdau tikrą Evangeliją. Kas yra tikra Evangelija? Tai yra atlikta, padaryta, tai yra dovanota, tai yra meilė iki mirties. Ir aš esu laisvas. Niekas manęs daugiau nei apkaltins, nei pasmerks. Ir šita žinia iš tikrųjų atėjo per Andrew Wommack tarnavimą. Šiandien aš girdžiu daugelį negražių pasisakymų apie šį tarnavimą. Šiandien aš girdžiu, kad tai yra klaidamokslis, nors negirdžiu jokios motyvacijos. Kiek aš pažįstu ir klausiau tą apreiškimą Andrew Wommacko apie besąlygišką Dievo meilę, tai yra tiesiog, aš atvirkščiai sakyčiau, kad tai yra grynuolis ir tiesa Dievo. Ir šiandien su Audriumi ir norėčiau pakalbėti apie tai, nes pasakysiu tikrai, kad esi mano brolis šitoje žinioje ir mes kartu į ją atgimėme panašiu etapu. Ir kaip tu manai, Audriau, kodėl žmonės taip atsiliepia, ne tai, kad galbūt paprasti žmonės, bet netgi žmonės, kurie tikintis žmonės, kurie pažįsta raštą, jie taip atstumia tą būtent Andrew Wommacko apreiškimą apie besąlygišką Dievo meilę, vadina tai klaidamoksliu. Ar turi savo pastebėjimus kažkokius?
Aš galėčiau atsakyti taip, kad tai, kas yra nauja, tai, su kuo žmonės nebuvo susidūrę, jiems yra neįprasta. Vienas dalykas. Antras dalykas reiškia teologinis rėmelis tam tikros bendruomenės ar judėjimo, reiškia, jis duoda saugumą, nes žmonės žino viską. Pagal teologinį rėmelį žino, kur ir kas yra. Ir pavyzdžiui, jeigu paimt mane, prieš tai etapas buvo, kada labai puikiai žinojau teologinės tiesas ir tikslas vienas buvo. Tikslas buvo, kadangi aš esu atstovas tiesos ir ginu tiesą ir aš žinau tiesą, mano tarnavimo tikslas buvo nukreiptas į tai, kad surasti kitose, o visi kiti būtinai turėjo tam tikrų klaidų, surasti klaidas ir jas identifikuoti ir pasakyti. Va toks buvo, reiškia, pagrindinis tarnavimas, ką aš ir vadinu šventumas ir panašiai. Kitaip tariant, šitoje srityje buvau kaip ir ekspertas. Bet dabar iš dabartinės perspektyvos, ką aš galiu pamatyti, kad tai iš tikrųjų tai yra tam tikras etapas. Jeigu paimti mane asmeniškai, tai etapas toks jaunystė, nežinau, kūdikystė, neįsižeiskit tie, kurie manęs klausosi. Todėl, kad iš karto man ateina apreiškimas iš Dievo žodžio, kad sako, vieni sako, aš Paulius, aš Apolo, aš Kėfo. Ir aš pats pamokslavau apie tai. Bet iš tikrųjų tas susiskirstimas ir yra. Mes tokia bendruomenė, taip vadinamės, mes tokia bendruomenė, mes tokia. O visi juk tikime į Jėzų Kristų, jo atliktų darbo ant kryžiaus. Mes visi priimam amžino gyvenimo dovaną ir jo išteisinimo dovaną ir mes visi priklausom vienai ir tai pačiai šeimai. Bet šeima šita, jeigu pailiustruoti, reiškia, kad susirenka didžiulė šeima į kažkokį tai balių, niekaip negali tarpusavį kalbėtis. Ir čia aš manau, kad tame ir yra nesusikalbėjimas, kad atsirado naujas tarnavimas Lietuvoje, Andrew Wommack tarnavimas, reiškia, kuris skelbia neaišku ką, neaišku kaip, ir čia dabar žmonės plūsta ten ir eina ir panašiai, ir čia yra pavojus ir mes nebendraukim, todėl kad čia nepriklauso mūsų. Bet čia yra tiesiog, aš pasakysiu brangiai, čia yra tiesiog žmogiškumas yra. Žmogiena tokia. Žmogiškumas yra, kadangi aš šiandien, jeigu manęs asmeniškai klausėt, aš suprantu, kad praeitas etapas, tai buvo praeitas etapas, ir jeigu tu esi iš tikrųjų pasiruošęs sekti paskui Dievą, ne denominaciją, ne mokymą, kuriam yra aiškus supratimo rėmai, bet esi pasiruošęs sekti Dievu, tai būk pasiruošęs, kad jisai ves ten, kur galbūt paprašys ir ves už tų rėmelių, kurie tau yra įprasti, arba ves į tą teritoriją, kurioje tu niekuomet nesi buvęs, pavyzdžiui, kaip Abraomas, kaip Mozė ir panašiai. Todėl žmonės yra pripratę prie savo denominacinio, tai pasakysiu, rėmelio ir aplink atsirandantis nauji yra pavojingi. Aš pats buvau toj stovykloje, kur aš vadinau, pavyzdžiui, ten sekmininkiškus, charizmatiškus visokius judėjimus, reiškia, klaida, absoliuti klaida. Kaip Paulius persekiojo. Taip, nepersekiojo, bet tiesiog mes buvom užsidarę. Tvorom didelėm užsidarę, čia mūsų bendruomenė, mes esam teisingiausi, o visi kiti yra klaidingi. Ateikit, paklauskit, mes jums pasakysim. Ir kada Dievo dvasia aiškiai man rodė, kad aš jau nebegaliu pasilikti šitoj terpėje, jeigu noriu toliau turėti asmeninį santykį su Dievu ir sekti toliau juo, tai mes išėjome iš bendruomenės, su ramybė, ta prasme, bet mano malda, mano ir žmonos malda buvo, Dieve, tik apsaugok. Mes buvom fundamentalus baptistų bažnyčios, reiškia, pamokslininkas, meldžiasi Dievui taip. Dieve, apsaugok mane nuo charizmatinių nesąmonių. Nes tai buvo, baisu visi šitie dalykai. Buvo iš tikrųjų priimami kaip klaidingas mokymas. Ir, reiškia, pasimeldėm šitą maldą ir po 2 savaičių man pasiūlo
pasiūlo važiuoti tam tikrą konferenciją, kuri vyksta, reiškia, Sankt Peterburge. O galvoju, iš po visų šitų įtampų, kurios buvo, galvoju, gal ir visai būtų faina nuvažiuoti į tą miestą, kuriame aš tarnavau. Ir kuriame ten įvyko tie pirmi susitikimai su Dievu iš tikrųjų. Ir aš kažkaip labai lengvai dar paklausiau žmonos, ar aš turėčiau važiuoti, dar ten kažkokia konferencija. Nesigilinau visiškai kokią konferenciją. Bet galvoju, dar pabūsiu konferencijoje, gal ir ten kažką gausiu naudingo. Bet toks alefan, važiuoju. Žmona sako, taip, važiuok. Ir aš tiesiog nuvykstu ten ir aš pakliūnu į konferenciją, kuri yra Harris Bible College'o, reiškia Andrew Wommack tarnavimo koledžas Sankt Peterburge. Aš tik po to sužinau. Ir aš ten pasiklausau keletą dalykų, ta prasme, pranešimų. Ir asmeniniai maldoj su Dievu, aš suprantu, kad Dievas kreipėsi į mane ir sako, Audriau, tu manęs prašei vesti toliau, išėjus iš šito etapo. Ir aš nežinojau, kur eiti, aš nežinojau iš vis į kurią pusę, kokia bus teologija, kokia bus bendruomenė. Aš iš vis nežinojau visiškai nieko. Tiesiog išėjom, kaip sakom, pliki basi, ne? Ir sakom, Dieve, dabar mes sekam tavim. Va taip va. Ir aš ten girdžiu Dievo kreipimas ir Dievas sako, Audriau, tu manęs prašai vesti toliau. Harris Biblijos koledžas tai yra tai, ką aš tau siūlau. Ir aš tada pasimečiau. Kaip čia aš, prie ko aš, ar dabar, gal aš galiu kažkaip susidėlioti savo mintis, susiplanuoti, kad būtų saugu, gal po pusės metų. Ir tada Dievas man atsako labai ramiai, kaip nori, ar dabar, ar po pusės metų. Aš tada, aišku, grįžau į viešbutį, tą vakarą, aš paprašiau tos anketos, dar pasiėmiau tikėjimu tą anketą, galvoju, pagalvosiu iki kito ryto, nes kitą dieną turėjau baigti šitą konferenciją. Ir aš tą vakarą tiesiog aš tame buvau, santykiai su Dievu ir tai, ką Dievas darė per tuos metus ir tai, ką aš išgirdau iš jo ir panašiai. Ir tiesiog aš ryte atsikėlęs, sakau, Dieve, taip, aš žengiu dabar. Į nežinę žengiu dabar, bet žengiu paskui tave. Ryte užpildžiau prašymą ir nuo to momento pradėjau studijuoti neakivaizdžiai Harris Biblijos koledže. Ir dabar klausimas yra, ar tai yra Andrew Wommack tarnavimas yra pats geriausias ir teisingiausias? Aš pasakysiu, brangiai, kad mano dabartiniam dvasiniai kelioniai tai yra didelė pagalba žiūrint į šito brolio apreiškimus, bet vėlgi aš neiškeliu tam tikro žmogaus kaip absoliučios tiesos turėtoje. Aš tik sakau, gerai, Dievas jam davė prieškimus, jis suteikia galimybę per knygas ir laidas sužinoti jo prieškimus, aš tiesiog jos klausysiu, aš tiesiog jau žiūrėsiu ir santykiai su Dievu aš juos ištirsiu. Ir mano nuostabai buvo tai, kad pirmą prieškimą, kurį aš gavau išėjęs iš tos aplinkos ir atmosferos, aš gavau labai paprastą prieškimą, bet tuo pačiu ir tokį gilų, kuris man atnešė išlaisvinimą, tai yra Romiečiams 8, ten 38 berods eilutė, kur sako, kas kaltins Dievo išrinktosios, Dievas išteisina. Ir aš ties šitą eilutę, man šitą eilutę, kaip seniau Biblijos buvo tokia maža, tai jinai pasidarė tokia didelė kaip šitas pasaulis. Dievas parodė, kad jisai mane išteisino, Audriau, ar tu priimi visišką teisumą iš manęs. Ir man tada nukrito kalties baimės pančiai, kadangi Dievas į mane žiūri ne per nuodėmės prizmę, bet per teisumo, kurį jis dovanoja Jėzuje Kristuje per šitą prizmę. Reiškia, Dievas į mane pradeda žiūrėti be kalties, lyg niekuomet nebūčiau nusidėjęs, man tai buvo visiškai nauja. Ir nuo to momento prasidėjo vidinis išlaisvinimas. Paklausykit. Tarnavime bažnyčioje ir kaip misionierius, ir kaip pamokslininkas, ir kaip keliaujantis pamokslininkas, ta prasme 25 metai tarnavimo. Ir tik tai dabar, žengus šitą žingsnį, Dievas pradeda tvarkyti mano vidų. Ir aš suprantu, kad mano prieš tai buvęs tarnavimas buvo daugiau į išorę, kaip aš atrodau, ką aš kalbu žodį, mano reputacija.
o mano vidus pilna žaizdų. Ir dabar Dievas sako, aš noriu išgydyti tavo vidų. Ir jisai pradėjo gydyti per šitą apreiškimą, kad aš tavęs nekaltinu, visa kaltė yra ant kryžiaus, aš dabar noriu turėti santykį su tavim, Audriu, kaip tėvas su sūnum. Čia dar vienas apreiškimas, kada jisai atėjo Dievas pas mane ir sakė, aš esu ne Dievas ir viešpats, aš noriu tau būti kaip tėvas. Iki giliausių širdies kampelių, ta prasme, va šitas apreiškimas prasismelkė. Ir Dievas pradėjo valyti mano vidų nuo įvairiausių kaltės, teologijos žaizdų. Pradėjo valyti ir išlaisvinti. Ir jau galiu pasidžiaugti, kad Dievas padarė labai didelį darbą mano širdį. Ir jam yra įdomu tavo mano širdis, o ne išorinis tarnavimas. Pirmas žvilgsnis, jisai dirba su mūsų širdim. Kad ta širdis būtų pasitikinti Dievu, ne kaip ponų viešpačių bosų, kurio reikia bijoti, bet kaip tėčio, pas kurį tu gali ateiti, iš kuris tavęs nekaltins. Tai šiuo atveju Andrew Wommack tarnavimas su visais šitais apreiškimais man davė labai daug. Ir ne todėl, kad aš išaukštinčiau žmogų, bet todėl, kad Dievo dvasia, manyje gyvenantis Dievas, panaudojo šitą mokyklą, kad aš susidurčiau su šitais apreiškimais ir galiausiai šventoji dvasia galėtų man duoti asmeniškai šitos apreiškimus per šitą mokyklą, per visus tos knygas ir panašiai. Ir kada aš tą gaunu iš šventosios dvasios, ateina išlaisvinimas. Ir šiandien aš suprantu, kad yra mano toks periodas. Aš nieko nekaltinu, kas buvo prieš tai, nes tai buvo geras periodas. Ir ačiū visiems tiem žmonėms ir pastoriams ir bendradarbiams, su kuriais aš galėjau tarnauti. Aš supratau, kad Dievas mane šaukė į kitą teritoriją, kaip pasakyti, kitą etapą. Aš ir išėjau į kitą etapą. Ir tame kitame etape aš nesakau, kad šitie žmonės yra, viskas. Super duper ir panašiai. Ir dabar aš tikėsiu tik tai jais ir ginsiu tik tai juos. Ne, brangiai, jeigu Dievas mane šauks toliau, ir tie žmonės, mokytojai, jų apreiškimai gali keistis. Mano pirminis nusistatymas yra sekti Dievu, o mokytojai yra tik tai padedantys augti tame. Todėl ir mano tarnavimas šiandien yra susijęs su tuo, kad žmonės, kurie ateina į bendruomenę, kurie yra sužeisti viduje, tikslas yra, kad jie pirmiausia išgytų nuo kaltės, išgytų nuo baimės, ir įeitų į santykį su Dievu kaip su tėvu. Amen, tai taip ir matosi, Audriau, kad tikrai tavo ta širdis pakeista ir pats tarnavimas įgauna tokį kitą pobūdį. Jeigu anksčiau mes darydavom, judėdavom, stengdavomės, labai daug investuodavom, vargdavom, kad tą žmogų atvesti kažkaip, tai dabar matosi, kad pats Dievas aplink tave lipdo ir atveda. Ir ką atveda? Tuos sužeistus, kuriems ir reikia. Dar vienas įdomus dalykas, ką norėčiau pažymėti, kad iš visų dalykų, iš ko Dievas išlaisvino, tai esu visiškai laisvas, šiandien visiškai laisvas, Dievas išlaisvina nuo lyginimuose savęs su kitu tarnautoju, su kitais tarnautojais, su kitom bažnyčių. Aš esu visiškai laisvas nuo to ir man nebėra reikalo. Aš neužsiimu tuo, kad man reikia lyginti, konkuruoti, save kažkaip tai geriau parodyti prieš kitus. Aš sakau, jeigu Dievas juos laimina, aš juos irgi laiminu, tegul būna palaiminti. Man nėra reikalo lygintis, kadangi mes visi esame Dievo karalystės bendrapiliečiai, tarnautojai, visi kartu. Amen. Taip ir yra iš tikrųjų. Ir esame pašaukti kiekvienas į savo dalį. Ir kaip girdėjau, šiandien vienas žmogus dalinosi susirinkime, kad jaučiuosi kaip dalis dangaus. Ir galvoju, tai yra labai nuostabu, nes danguje visas paveikslas nekonkuruoja vienas su kitu. Taip pat kalba, atsakant Marijau į tavo reiškia pirmą tokį, kad kita evangelija, kitokia evangelija. Ji nėra kardinaliai kitokia, tik jos turinys yra kitoks. Jos turinys yra, kad mes esam išteisinti jo krauju. Dievas dovanoja teisumą. Tai yra
kertinė Evangelijos tiesa, ant kurios mes ir statom savo santykius ir savo tarnavimą. Joje yra gyvybė, ne išorinis kažkoks tai pasirodymas, išorinis, reiškia, savęs demonstravimas, bet tiesiog vidinė laisvė ateinanti per išteisinimą. Tai yra Evangelijos gyvybė. Namen, kaip ir taip ir gaunasi, nes santykio turėti su kažkokiu žmogum, su kuriuo turi kažkokių nemalonių reikalų, nelabai ir gautųsi. Tai jeigu mes kartais, kaip sako, kad Dievas baudžia, arba tu kaltas prieš Dievą, tai apie kokį santykį galima kalbėti, kai tave kažkas tai kaltina. Apie santykį galima kalbėti tik tuomet, kai yra santykis, yra meilė, yra artumas, yra poreikis. Ačiū, Audriau. Buvo smagu su tavim pakalbėti, pabendrauti. Ačiū, Mariau, kad pakvietėjai. Ačiū Jums, brangieji. Sudėjau. Tai, kuom nori uždegti kitus, turi degti tavyje. Tikiu tave. Ačiū Audriui už pasidalinimą, tikrai taip labai mokytojiškai, sakyčiau, pastoriškai papasakoja apie tą situaciją, apie tą klausimą, kurį mes iškėlėme, kaip čia mes, reiškia, tie Kristaus mokiniai iš skirtingų buveinių žiūrime vieni į kitus, nepasitikim vienas kitais. Man iš tiesų patiko Audriaus toksai priėjimas, labai korektiškas. Tai tikiuosi, kad ir mes gavome tam tikrus atsakymus iš Audriaus. Ir primenu, kad rytoj, penktadienį, turėsim tiesioginę transliaciją su Audriumi gyvai. Taigi prašau, užduokite klausimus galbūt kažkokius Audriui, arba parašykite tos klausimus YouTube platformai, arba Facebooko platformai, arba elektroniniu paštu atsiųskite mums tikiu.tv@gmail.com. Taigi, toliau tada dar prisiminkime šiek tiek tą mintį, kurią aš pradėjau, kaip būti iki mums iš tikrųjų laisviems, nejausti tos kančios, tos atskirties, jo labiau, kad mes Kristaus mokiniai ir iš Dievo neišeina joksai blogas davinys iš tiesų. Prisiminkime tai. Mūsų gundo, mūsų geismas, kuris yra viduje, ir prieš jį mes turėtume išstoti. Kaip išstoti? Jokiais būdais ne su ta bloga būsena, nes dažniausiai geismas ir ateina, kai mums būna bloga būsena. O atvirkščiai, mes tikėjimu turėtume prisipildyti tos Dievo meilės per pažinimą, per jo pažinimą. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoji, kad Dievas tave taip myli, jis viską padarė, jis linki tau pačio geriausio, tai kuo daugiau žmogus gali norėti iš tiesų, tik tai veikti ir judėti jo valioje, kaip danguje, taip ir ant žemės. Ir šiandien noriu pasiūlyti mums pagalvoti apie kažkokią tai sritį galbūt, kuri temdo mūsų gyvenimą, kasdienybę, būti, kuri yra įsisenėjusi gana. Tai gali būti bet kas. Vienintelis bendras bruožas to dalyko tai yra slogi nuotaika, blogos mintys, blogi jausmai. Norisi pabėgti, norisi negalvoti, norisi išsivaduoti, norisi, kad tai viskas kuo greičiau baigtųsi. Ir mes judėkime. Jūs raginu judėti iš tikrųjų su Dievu ir panaudoti tą tikėjimą,
kurį mums davė Dievas, į kurį Jis mus kviečia, mūsų laisvėje. Siūlau iškelti tą problemą, nenustumti jos, drąsiai prisipažinti prieš Dievą, kad yra šita problema ir tai yra tikrai problema, tai yra tamsa. Ir aš negaliu būti laimingas, tarkim, dėl kažko tai, kas man neleidžia būti pilnai laimingu ir džiaugsmingu. Ir atnešti tai Dievui. Taip labai labai aiškiai, ne mūsų supratimu, ne mūsų suvokimu, kad tai galbūt neįmanoma pakeisti, kad tikrai neįmanoma pakeisti. Ir visas pasaulis ir aplinkybė sako, kad tai visiška visiška skylė ir čia nieko nebus. Arba kad jie pakeisti reikia to ir to. Tiesiog tikėjimu. Nes Dievas sako, ateikite pas mane, pasakykite, kas jūs slegia. O Filipiečiams Paulius rašo 4 skyriui, jis visą laiką sako, būkite ramus. Jūsų romumas tai būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Paleiskime pagaliau tos savo rūpesčius. Ir duokime darbo mūsų tikėjimui, kad Viešpats pasirūpins, kad Viešpats išspręs. Tai ir yra jo šlovė. Ne mūsų šlovė, ne šio pasaulio šlovė, o jo šlovė, kai mes juo pasitikim, tikrai atiduodam ir tikrai pasiliekam toj ramybėj. Kaip Jėzus miegojo valtyje, per didžiausią audrą mokiniai panikavo. Tai pamatykime tą savo rūpestį, gal tą problemą, kuris slegia, kaip ta audra buvo toj jūroj, tame ežere. Ir pasimk pagalvę, atsigulk, pasimk pagalvę, atsigulk. Atsigulk, pamiegok, pailsėk. Priimk Dievo meilę, patikėk, kad Dievas tave myli. Jis neatiduos tavęs, jis neleis tau, kad tave priešai sutrintų. Paulius toliau sako, nieko nesirūpinkit, bet visuose reikaluose, kaip gražu, nėra reikalo svarbesnio arba mažesnio Dievui. Visuose reikaluose. Malda ir prašymų su padėka. Jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Jėzuje Kristuje. Tai Dievo pažadas, tai Pauliaus patirtis. Ir aš mus raginu tiesiog pabandyti. Ne patiems, be abejo ne patiems, ne savi įtaiga, ne pozityvio mintim, o su pagrindu paimti priežastį mūsų ramybės, Dievą, Jėzų Kristų ir bendrauti su juo. Pasikalbėti apie tą savo rūpestį, apie tą savo naštą ir paklausti, ką tu galvoji apie tai. Paklausti ne vieną kartą, jeigu negaunat atsakymo, dar ir dar, bet nepasiduokit. Nepasiduokit. Ir su Dievu kartu, aš įsitikinęs, jūs pirmą įeisite į ramybę ir pamatysit, kai viskas susitvarkys. Todėl, kad jūs tikite tuo, kad viskas susitvarkys, kad Dievas jūs myli ir pirmoje eilėje Jis nori, kad jums viskas susitvarkytų. Ir kai rašte taip pat skaitome, kad tikėjimas nenuvilia, ar tikėjimas nenuvils, yra toks žodis, tai yra labai svarbu. Tikras tikėjimas mūsų nenuvils ir tikrai tikinčio Dievo pažadu Dievas neatstums. Rašte mes nematome nei vienos situacijos, kur žmogus tikėjo ir buvo atstumtas. Ateinančio pas mane Dievas sako, aš neatstumsiu,
Tai ir yra baisiausia velniui, kai mes tai padarome ir jisai mus praranda. Vieną po kito mus praranda. Mes išeiname į gyvenimą ir tai yra didžiausias dangaus džiaugsmas, didžiausias Dievo džiaugsmas, kaip jisai sako, dangus džiaugiasi nuo vieno atsivertusio, tai iš šio pasaulio kančios, iš šio purvo, į šviesą, į gyvenimą, į tikrą laisvę. Raginu jūs, broliai sesės, eiti į tą laisvę. Ir pasimatysime rytoj. Dar kartą raginu drąsiai parašykite klausimų Audriui ir nuo jūsų klausimų priklausys rytoj tiesioginės laidos įdomumas. Šiandien atsisveikinam. Sudieu. Tai buvo Vakaras ir rytas, 4. diena.